Tai Juozai, turim progą pakalbėti apie ankštinių javų, turiu omeny pupų ir žirnių beicavimą. Kiek žinom, kad didžioji dalis ūkininkų augina pupas ir žirnius, sėja sėklos nebeicavę. Ir ką mes galim pasakyti apie sėklų beicavimo būtinumą? Aš sakyčiau, kad tikrai reikia beicuoti, turim beicą Maksimą registravę, darėm tyrimus, sakykime, apie mechaninį pupų, sakykime, įtaką mechaninių pažeidimų, pupų daigumų ir taip toliau, tai galim pasakyti, kad turbūt iš tų rezultatų viskas yra gerai. Gal pradžiai turėtumėm atsakyti iš tikrųjų klausimą, o kodėl nebeicuoja? Taip, jeigu taip žiūrint. Nes manau, kad galbūt informacijos nėra pakankamai apie žalingumą pačių ligų, bet kitas momentas tai yra padengimo klausimai. Tai tokių, sakykime, yra prielaidų, kad beicavimo metu yra mechaniškai pažeidžiamos pupos, kad padengimas tas nėra geras, kad nubyra ir panašiai. Ir gal į tai atsakius būtų galima iš tikrųjų duoti tas realias rekomendacijas, kad gauti tą tikrai kokybę be beicavimo gerą. Ir, jeigu taip žiūrint, visi žinom, kad javus beicuojant, skiedinio nenaudojama yra ten 8 iki 10 litrų. Pupom, jeigu naudosi 8 ar 10 litrų, tai ant jų tiek neužsilaiko, kad toks kiekis skiedinio. Praktiškai tai yra, jos visiškai šlapios tuo metu ir netgi nuteka beicas. Padengimo nėra tada ir tolygumo ir žodžiu, tai gal va šitą atsakius, kad norma, būtent skiedinio tonai neturėtų viršyti 6 litrų. Įskaitant su beico norma 2 litrai. Tai vanduo 3 litrai, beico 2 litrai, sakykime, bendras 5. Tas leistų turėti tą tokį tolygesnį padengimą ir gerą užsilaikymą ant pačių sėklų, ant žirnių ir ant pupų. Žirniam šiek tiek gali būti, sakykime, daugiau, iki 6. Pupom užtektų ir 5 litrų. Juozai, tai mes, sakykime, darėm tyrimus, ėmėm iš ūkių beicuotą sėklą, pupų ir žirnių, siuntėm į Prancūziją tirti padengimą. Tai kiek atsimenu, padengimas siekia 70%, kas iš principo, nėra labai gerai, bet iš principo nėra labai ir blogai. Tai reiškia, mes galim esamom sąlygom, tais beicuotuvus, kad turime, mes galim sėklą beicuoti, ją nepažeisdami ir padengti. Visumoje, jeigu kalbant apie pupų, ankštinių bendrai paėmus ligas, tai jos galbūt ir visai nenužudo daigo ar augalo, bet jeigu liga vystosi, jinai gali labai, sulėtinti augimą, tiesiog augalas būna silpnesnis, pasėlis netolygus ir aišku, tada ir tie rezultatai tampa tokie, sakykime, derlius, liaus nuostoliai gaunami per tai, kad netolygus pasėlis. Negali geriausių laikų panaudoti augalų apsaugos priemonių kitų, nes vieni augalai yra didesni, kiti mažesni, vieni labiau išsivystę, kiti mažiau išsivystę. Ir aišku, nukenčia tiesiog augalų apsaugos priemonių efektyvumas. Pameni, Juozai, darėm, užsakinėjom tyrimus institutą Lietuvoje, buvo nebeicuotos pupos, beicuotos pupos Maksimų 2 litrai tonai ir matėm, kur nebeicuota, pilna buvo fuzarium, pilna buvo askokitozės užkrato, buvo pilna alternarija, palyginus su, kur buvo beicuota, tai praktiškai, buvo viskas švaru ir gražu. Tai vis dėlto irgi parodo, kad, ūkininkui reikėtų beicuoti. Alternarija kaip liga gal nėra esminė, to užkrato visada yra ant įvairių sėklų, bet kalbant apie askokitozę ir fuzarium, tai yra tikrai esminės lygos ankštiniam augalam ir be abejo tas tikrai daro didelę žalą, ypač jeigu sėkla išauginta
tas, sakykime, nepalankiais metais, kada yra daug kritulių, kada lygoms daro palankios sąlygos plisti, tai ta sėkla gali tikrai būti užkrėsta ir aišku, toks pasilis netolygiai dygsta, netolygiai vystosi, bendrai visai vegetacijos laikotarpiai atsiliepia apie būtent tas neigiamas poveikis lygų. Mes matėme, kad ir laukuose pupos, kurios buvo beicuotos ir šalia buvo pasėtos nebeicuotos, vėlesniais tarpsniais išrovos matėm skirtumą šaknyse, ne ten, kur buvo beicuota, šaknis stambesnė, gumbelių daugiau, azotą fiksuojančių bakterijų, daugiau gumbelių, o kur nebeicuota, ten tos šaknis buvo tokios, ir pati sėkla buvo supelijus, ir šaknis smulkesnės, ir gumbeliai tokie iš pažiūros smulkesni, bet palieskim, Juozai, turbūt galim pasakyti, kad beicavimas, tai yra būtinas žirniuose ir pupose, taip kaip ir javuose, čia klausimų nekyla, tai jau galim patvirtinti ir turim duomenų, kad ir mechaniškai, sakykime, judant tom pupom per beicavimo mašiną, nieko ten neatsitinka, viskas jų daigumas, sakykime, nenukrenta, bet pakalbam, sakykime, ir apie rizobium bakterijų, sakykime, inokuliavimą, pakalbam trumpai apie tuvą ateitį, mes turėsim tokį inokuliantą dėl tų šaknies, kurios padeda formuoti šaknies gumbelius ant šaknų ir taip fiksuoti tą azotą, maitinti augalą. Iš principo mes priėjom dar prie vienos baimės, kad ūkininkai sako, kad beico gali būti neigiamas poveikis gumbelinių bakterijų susidarimui, ar ten, žodžiu, kad jas neigiamai paveiks, arba jų gyvybingumą mažina ir panašiai. Tai reikia atsakyti taip, kad Maximas, kaip fungicidas, jisai skirtas naikinti grybų sukeliamas ligas, sakykime, pradinį tą užkratą ant sėklos. Bet tai neturi neigiamos įtakos bakterijom, nes bakterijos tai yra visai kitas organizmas, lyginant su grybais. Tai taip, kad galima iš tikrųjų jų tikrai panaudoti tik kartu su beicavimu ir bakterijas, būtent jeigu čia paminėtas produktas atuva. Ir tas tikrai leidžia čia turėti bakterijų gyvybingumą ir gerą gumbelių vystymąsi ant šaknų. Ir aišku, tokie augalai tikrai turi potencialą duoti gerą derlių. Tai Juozai, tą tavo pasakymą, kad, sakykime, Maximas neslopina bakterijų susidarimą, kad galima važyti su rizobium bakterijom, sakykime, žodžiu, viskas čia yra gerai. Ir tai patvirtina ir mūsų bandymai, ką mes matom, kad, sakykime, Maximas kartu su atuvo, kaip pavyzdys, gumbelių skaičius tikrai nemažėjo, o jisai buvo didesnis. Tai belieka tik tai ūkininkų ką, palinkėti, kad jie pradėtų beicuoti ir turėti tankesnį, sveikesnį paselį. Čia kaip draudimas. Aš sakyčiau, bendrai kalbant apie ankštinio auginimą, tai yra, visi supranta, kad kaip priešsėlinis augalas tikrai yra labai geras javam, bet, yra problemų su technologija. Dar ir su derliaus nuėmimu, su auginimu, nepalankių sąlygų poveikia, kaip, sakykime, praeitais metais, kada pupos nuo sausros buvo susitraukę ir bet kuris mechaninis poveikis tada sudrasko lobelę, jinai įtrūksta. Tai ir tas, aišku, irgi neigiamai veikia pačią nuostatą auginti ankštinius augalus. Bet šiandieną, sakykime, jeigu sėklai trūkus, tai beicavimas tikrai tik padės, sakykime, tik tai nuo ligų užkrato tikrai apsaugos. Beicavimas taip, vienareikšmiškai tai yra pagrindinė priemonė, ne tas pirmas barjeras, sakykime, ligų vystymasi stabdyti.